Sveiki! Šiandien kalbėsim apie išmokų iš mažųjų bendrijų vadovams apmokestinimą. Iš tikrųjų, mažosios bendrijos gan populiarios ir mažosiose bendrijose būna vadovai. Vadovai būna nariai ir būna nenariai. Ir šiandien kalbėsim apie įvairias išmokas vadovams ir jų mokestinės pasiekmes. Aišku, dažniausiai vadovais būna nariai, bet ne visada tai nėra jau 100% taisyklė. Tai todėl aktualu žinoti, kokios mokestinės pasiekmes, kai mes išmokas išmokam mažosios bendrijos vadovui nariui ir mažosios bendrijos vadovui, kuris nėra jos narys. Tai pirmiausia, kalbėsim apie gyventojų pajamų mokesčio pasiekmes. Tai kai mes kalbam apie vadovus, tai iš tikrųjų yra pajamos už vadovavimo mažai bendrijo paslaugos, tačiau aišku, vadovai gali gauti ir kažkokias kitas pajamas be vadovavimo pajamų, bet pagrindinė, aišku, kalbėsim apie vadovavimo paslaugos, pajamas už vadovavimo paslaugos. Ir tai jau bus pajamos, kurios bus mokamos pagal civilinės sutartis. Pagal civilinės sutartis ir atitinkamai apmokestinamos, kai pajamas gautos iš civilinių sutarčių. Tai vėlgi bendra nuostata, kad metinė bendra pajamų suma pagal visas civilinės sutartis negali viršyti 100 000 eurų per kalendorinius metus. Šią ribą viršinti iš mažųjų bendrijų gautų pajamų dalis apmokestinama GPM tikslais laikoma darbo užmokesčiu arba dividendais. Ir mes kalbam, aišku, čia yra tas atvejis, kai mažosios bendrijos vadovas yra ir tuo pačiu metu mažosios bendrijos narys. Tai 100 000 eurų sumos už mažai bendrai suteiktas paslaugas arba atliktus darbus, jeigu neviršė, tai apmokestinam 15%. 15% GPM tarifą, jeigu per kalendorinius metus pagal paslaugų suteikimo arba darbo atlikimo sutartis ir kitų nesusijusių su darbo santykiais arba esmę atitinkančiais santykiais bendra pajamų suma viršė 120 VDU, tai automatiškai apmokestinama 20%, taikomas 20% GPM tarifą. Tai jeigu mes turim narį, mažosios bendrijos narį, kuris yra ir vadovas ir jam išmokos pagal civilinės sutartis iki 100 000 15% tarifų, suma viršijanti 100 000 bus apmokestinama arba kaip darbo užmokestis, arba kaip dividendai, arba kaip 20% arba 15%. O suma, kuri viršė 120 VDU, tai yra šiais metais 202 188, tai jinai apmokestinama jau 20% GPM tarifų. Tai mažosios bendrijos nario pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimą mažai bendrai veiklą gautos pajamos deklaruojamas 77 pajamų rūšios kodą, kaip pajamos už kitas paslaugos. Tai jeigu tai yra nuolatinis gyventojas, tai bus B klasės pajamos ir GPM moka pats mažosios bendrijos narys. Jeigu tai yra nenuolatinis gyventojas, tai bus A klasės pajamos ir jau GPM turi sumokėti, išskaičiuoti ir pervesti biudžetą mažoji bendrija. Tai mažosios bendrijos narys vadovas pagal su mažai bendrai sudarytą civilinę paslaugų sutartį gali gauti pajamas už vadovavimo paslaugas, kaip ir minėjau. Šitos pajamos apmokestinamas arba 15 arba 20%. 20% GPM tarifų, bendras yra 15, tik jeigu yra suma viršė 120 VDU, bus automatiškai taikomas 20% GPM tarifas. Bet tai yra reikia vertinti bendrą pajamų sumą, to 120 VDU skaičiuojant.
ir matom, kokios pajamos neįskaičiuojamos, o šiaip vertinamos visos gautos nesusijęs su darbo santykiais pajamos. Šitom pajamom jau NPD netaikomas, bet jeigu mažosios bendrijos narys yra nuolatinis gyventojas, tai jis gali pasinaudoti GPM įstatymo 21 straipsnį nustatytam lengvatom, apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį. Kitos pajamos. Irgi labai dažnas klausimas apie dienpinigius. Tai jeigu mažosios bendrijos vadovas yra narys, tai dienpinigiai išmokami pagal vyriausybės nutarimą ir jie neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčių. Jeigu dienpinigiai viršė nustatytas normas, tai deklaruojami kaip su darbo santykiais susijusios pajamos arba kaip dividendai. Jeigu mažosios bendrijos vadovas nenarys, tai apmokėtos komandiruočių kompensacijos, dienpinigiai, kelionės ir kitos išlaidos laikomos teikiamos paslaugos dalimi, todėl apmokestinamos GPM kaip pajamos gautos pagal paslaugų sutartį. Tai yra laikomos atlygio už vadovavimą mažai bendrijoje dalim. Kodėl? Todėl, kad vėlgi pagal įstatymą į komandiruotę gali vykti tik darbuotojai, o jeigu mes turim mažąją bendriją, turim vadovų, kuris nėra narys, su juo sudarytas civilinės sutartys, tai šiuo atveju nuostatos dėl kompensacijų komandiruotės metu netaikomos. Tai yra paprasčiausia, tada visos tos išmokos laikomos paslaugų kaina, paslaugų vadovavimo paslaugų kaina. Toliau kalbant apie apmokestinimo socialinio draudimo įmokos, tai nežiūrint į tai, kad nesudaromas darbo sutartis su vadovais, vis dėlto, jeigu mes kalbam apie mažosios bendrijos narius ir vadovus, tai jie privalomai draudžiami valstybinių socialinių draudimų keliom rūšim, o mažųjų bendrijų vadovai, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, draudžiami tik pensijų socialinių draudimų ir sodrai reikia mokėti. Tai įmokų tarifas 13,83% arba 16,83%, jeigu dalyvauja pensijų kaupime. Sveikatos draudimo įmokos 6,98%, skaičiuojamas lygina tos pačius bazės, kaip skaičiuojamas sodros įmokos. Ir mažųjų bendrijų narių metinė PSD įmokų suma negali būti mažesnė kaip 6,98% nuo 12 MMA. PSD VSD įmokų gali nemokėti asmenys, kurie išvardinti sveikatos draudimo įstatyme ir valstybinio socialinio draudimo įstatyme. VSD įmokų tarifai, jeigu vadovai nėra nariai. Tai VSD įmokos apskaičiuojamas pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo veiklą, gautas pajamas, nuo kurių skaičiuojamas GPM-as. Tai nežiūrint tai, kad su mažosios bendrijos vadovais nenariai sudaroma civilinė sutartis, matėm, jie privalomai draudžiami pensijų draudimų, tai irgi turi būti mokamas VSD įmokos plus sveikatos draudimas. Tai mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, bendras įmokų tarifas yra 15,70% ir jis didinamas 3%, jeigu asmuo papildomai kaupia pensijai. Tai VSD ir PSD įmokos už einamą mėnesį reikia sumokėti ne vėliau kaip iki to mėnesio paskutinės dienos. Už užsieniečius patartina mokėti avansui tam, kad asmuo visą mėnesį galėtų pasinaudoti sveikatos draudimo paslaugomis ir būtų apdraustas. Tai mažųjų bendrijų vadovai, kurie nėra mažųjų bendrijų nariai, socialinio draudimo įmokos moka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Na, pavyzdžiui, už Liepos mėnesį turi sumokėti ne vėliau kaip iki rugpjūčio 15 dienos.
PSD įmokų kodai einamos įmokos mokamos su kodu 322, o VSD einamų įmokų kodas 3110. Mažų bendrijų vadovų, kurie nėra tų bendrijų nariai, pensijų socialiniam draudimo kodas šiek tiek kitoks, atkreipiam dėmesį 252. Irgi reikia teikti pranešimą apie savarankiškai dirbantį asmenį, kurio pavadinimas yra SAF pranešimas. Ir tokius pranešimus galima teikti dviems būdais. Tai pirmas būdas, jeigu per kalendorinį mėnesį asmuo išsiima lėšas asmeniniams poreikiams arba įmokos moka už einamąjį mėnesį avansu bent kartą per metus, tai SAF pranešimas teikiamas iki sekančio mėnesio 15 dienos. SAF pranešime turi būti nurodyta asmeniniams poreikiams išimta lėšų suma, nuo kurios skaičiuojamas VSD įmokos. Jeigu asmuo pageidaus gauti einamųjų laikotarpį ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, tai rekomenduojama SAF pranešimą teikti iki einamo kalendorinio mėnesio paskutinės dienos, iškart po įmokų sumokėjimo, tai yra nereikia laukti kito mėnesio 15 dienos. Jeigu asmuo nuspręs įmokas mokėti kas mėnesį ir sumokėjus įmokas pateiks SAF pranešimą, susirgus arba slaugant šeimos nariai, išmokas galės gauti iškart pasibaigus nedarbingumo laikotarpiui. Ir kitas būdas yra, kai įmokas moka asmuo vieną kartą per metus, už praėjusius metus duomenys apie savarankiškai dirbančio asmens deklaruotas metinės pajamų sumas ir šių sumų išskaidymą pagal kiekvieną mėnesį, kalendorinį mėnesį nurodomi VMI metinė pajamų deklaracija GPM 311, kurią teikia patys gyventojai, pasirenkant įmokų tipą sodros mėnesinis. Tai deklaravus bendrą metinę pajamų sumą, bet nedeklaravus gautų pajamų sumų kalendoriniais mėnesiais, metinė pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamas įmokos, bus tiesiog išdėstyta lygiom dalim, atsižvelgiant į veiklos vykdymo laikotarpį kiekvieno mėnesio kalendorinių dienų skaičių ir sumokėtas įmokas. Pasirinkus įmokos sodrai mokėti kartą per metus, išmoką sodra irgi išmokės tik po to, kai bus deklaruotos visos pajamos to fizinio asmens ir sumokėti visi mokesčiai. Tai norint pajamas paskirstyti kitaip, tada VMI teikiant deklaraciją, metinę deklaraciją GPM 311 ir pasirinkti įmokų tipą sodros mėnesinis. Taigi tiek trumpai apie išmokų vadovams apmokestinimą. Tai šiek tiek yra skirtumo, ar vadovas yra narys ar nenarys. Ir vėlgi nepamirštam, kad labai opus klausimas apie pajamas natūrą, kai tas pats vadovas, ar jis narys, nenarys, naudojasi įmonė priklausančių turtų, reikia nepamiršti skaičiuoti pajamas natūrą. O daugiau informacijos jūs galite rasti mūsų produktuose, kurie yra pateikti mūsų svetainėje, taip pat mūsų seminaruose, knygose, savaitraštėje. Tai šiandien tiek ir iki kito susitikimo.